Top Sport lažybos, Top Sport lažybos, Top Sport! Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Analizavau savo varžovą, stebėjau jo stipriasias ir silpnasias pusės. Palitai ir vyko mano pasiruošimas. Tikiuosi, va šiandien parodysiu tai, ką atidirbinėjau 6 savaitės ir pritaikysiu ringe. Yeah, prepare. I know you're going to be at home, the judges are going to be on your side, everything is going to be on your side. You like to circle, you like to move around the ring, you like to buy time, go for 3 rounds. I'm gonna try to ruin your fucking night, so prepare. Ačiū visiems, kas atvykot, kas stebit per pay-per-view. Man labai iš tikrųjų yra smagu ir šilta gauti palaikymus jūsų ir be jūsų nebūtų tiek motyvacijos iš tikrųjų stengtis. Ačiū. Kova vyks svorio kategorijoje iki 75 kg. Dar kartą pristatau kovotojus. Mėlynajame kampe 29 metai, ūgis 1,87 cm. Tai bus jo UTMA debiutas. From Serbia, GZ Fight Management, Nikola Cvetković. Raudonajame kampe. Amžius 27 metai, ūgis 1,85 cm. 3 pergalės ir 1 pralaimėjimas profesionaliame ringe. Iš Jasiūnas Team. Martynas Jasiūnas. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutės. Jei teisėjauja Robertas Šiuška. Ir gongas netrukus mus įkels į pirmąjį raundą. Jasiūnas spyrė į koją. Ką jis tikrai puikiai sugeba dirbti visais 3 aukštais, valdyti atstumą. Ir ta priekinė koja labai ramikli pas jį. Cvetkovičius aukštas spyris. Labai plačiai rankas laiko Cvetkovičius. Jo ataka. Nepasiekė dabar Jasiūnas. Ieško dar kol kas atstumo. Pabandė Martynas Jasiūnas. Tačiau kol kas ginasi ganėtinai užtikrintai. Cvetkovičius. Labai šiaip įspūdingai iš artimos distancijos taip sudirba rankytėmis. Cvetkovičius. Čia dešinė pavojingai. Prabrėžė. Martynas net pasakė, kad nieko nepajutau. Matome, kad vienas pagrindinių ginklų turbūt bus Cvetkovičiaus apatinis kairė artimoje distancijoje. Matome kiekvieną kartą. Užtaisinėja šį smūgį, tik tai kai susimažina distanciją. Padaręs, ko gero, namų darbus yra žino, kad priešininko jo kvėpavimas yra labai geras ir gali tikrai ir 3 ir 5 raundus atkovoti Jasiūnas. Tai bandys ko gero sulėtinti savo varžovą Cvetkovičius. Kol kas ganėtinai jisai jaučiasi jaukiai šioje kovoje. Į korpusą pataiko Martynas Jasiūnas, dešinė.
Tikrai užtaisė gerą, labai gerą priekinę, ką tik buvo iš Jasiūno. Ir vėl pasitiko, labai gerai 1-2. Reikėtų pasitraukti šiek tiek nuo ringo. Labai gražus nuėjimas, ką tik buvo. 30 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos. Norėčiau pažymėti greitį abiejų kovotojų. Stenkitės kuo mažiau mirktelti žiūrint šią kovą, mėly žiūrovai. Galite praleisti kažką įspūdingo. Ir vėlgi užtaisė neblogą, bet tikrai sėkmės buvo. O Martynas Jasiūnas greitai mokosi, jau ir nuginkluotas. Su apatiniu dešinė Cvetkovičius, dabar jau nesiseka jam pataikyti, užsiblokuoja artimoje distancijoje. Pirmojo raundo pabaiga. Prasideda antrasis raundas. Ir Martynas Jasiūnas bando skaityti kiekvieną savo priešininko judesį. Ir agresyviau tikrai pradeda šitą raundą. Gal pajuto, kad atidavė pirmą raundą savo varžovui. Bandys gal atsilošti. Priekinė ranka, Cvetkovičius. Nu ką labai įspūdingai abu kovotojai daro, tai vengia smūgių, galiu pasakyti. Nebloga kombinacija, ką tik buvo pas Martyną Jasiūną. Ir tie žemi smūgiai į koją. Dažniausiai būna tikrai žymiai skausmingesni, nei tie aukštesni iš šlaunio. Ir jau matome paraudonavę yra biški viršutiniai blauzdos dalyje kairės kojos Martyno Jasiūno. Ir jau pradeda keisti stovėsnę. Galbūt jau pajuto tos smūgius. Sulėtėjo dabar abu kovotojai. Cvetkovičius galbūt ne tai, kad sulėtėjo, tačiau užtikrintumo nėra smūgiuose. Jeigu matėme kiek aštresnius ir tikrai atrodo, žinodavo, ką daryti, ką padarė Martynas Jasiūnas, išmušė iš vėžių. Tikrai savo priešininką su tuo spaudimu, netgi antrąjį raundą pradėjęs, prasme, labai galingų spaudimų. Matėme, kad Cvetkovičius buvo pasimetęs. Taip, artimoje distancijoje dabar tarsi žuvis vandenyje. Jaučiasi tikrai patogiai, taip. Bet dabar pastebėsiu, ką tik buvo dar vienas smūgis į koją nuo Cvetkovičiaus. Ir jau Martynas prarado savo balansą. Tai jau gali būti, kad ta koja yra sukompromituota. Ir vaikščiojimas tikrai žymiai sunkesnis, nes ten yra nervas, va toj daly, būtent ta išorinė blauzdos dalis. Ir ją atmušti yra ganėtinai labai lengva. Tai reikia 2-3 gerų spyrių. Sunkiai priminti gaunasi ant tos kojos Martynui Jasiūnui. Ojoj! Štai taip, užmigdė. Keli centimetrai ką padaro. Stovi, bet dar. Reik bandyti atkentėti 7 sekundės. Dar svyruoja, gerai. Antrojo raundo pabaiga.
Nu visą laiką baisu būna, kai taip drąsiai venginėja būtent spyrių kovotojai. Ir štai buvo pavyzdys to, kodėl tai yra pavojingas manevras. Ir dabar prisiminus turbūt 20 sekundžių galbūt iki to epizodą, atkreip dėmesį, ką darė Cvetkovičius. Jasiūnas bandė eiti artimą distanciją, kur atrodo Cvetkovičiui patogu, jisai vengė ir ieškojo tos distancijos, kada galės iššauti. Ir va toj netrukus parodys mums gal kartojimą to smūgio. Ei, ir viskas, tik tiek ir reikėjo. Ui. Ir trečiasis Prasideda raundas. trečiasis raundas. Ką tik žinutę nuo Arnoldo Misiūno gavau, kuris buvo priverstas pasitraukti nuo šios kovos dėl traumos. Jis perduoda tai, kad kai tik išsigydys traumas, tikrai sugrįš ir tikrai sukovos tą trečią kovą su Dovydu. Ir jo žodžiai yra tokie biški grubesni, tai aš švelniau pasakysiu. Jis sakė, kad užtikrintai laimės tą kovą. Boksas. Cvetkovičius. Oi! Greitai kyla ant kojų Martynas Jasiūnas. Ir piktas yra Martynas Jasiūnas. Dabar viskas Boksas. priklauso nuo to, kaip tą pyktį įdarbins. Ir jau norėjau pastebėti, pastebėkite, kaip Cvetkovičius numušinėja su viena ranka gynybą Martyno Jasiūno, o su kita duoda šoninę. Reikia tikrai Didelis Martynui šito palaikymas. palaikymo, Taip, tikrai reikia, jeigu jis nori dabar pakeisti šitos kovos lemtį. O tam, kad pakeisti šitos kovos lemtį, reikia nokauto. Reikia nokauto, jau knockdownas mums nebepadeda. Cvetkovičius niekur dabar neskuba. Spaudžia toliau, laukia, kaip praeiti. Tikrai pataikė, tikrai dabar neblogą pataikė. Reikia tęsti, bet tiesiog reikia nepamiršti, kad ir Cvetkovičius labai gerai kontratakuoja. Spaudžia Jasiūnas. Žalgirio arena skanduoja Lietuva, Lietuva. Minutė lieka iki kovos pabaigos. Nepasiekė dabar Martynas Jasiūnas. Kvėpuoja giliai Cvetkovičius. Dantų apsauga. Labai gražiai dirba iš tikrųjų rankomis. Stabdomas laikas. ,42 sekundės iki kovos pabaigos. Apatinis dešinė Martyno Jasiūno. Pataikytas Cvetkovičius tiek atsileidžia. Vėlgi pastebėkite, kaip gražiai tos rankos yra numušinėjimos. Lieka 30 sekundžių. Ir iš karto šoninis seka. Veiksmą šitą yra pradėjęs Vasil Lomachenko, Ukrainos boksininkas. Daug kovotojų yra perėmę būtent šitą judesį. Labai gražu žiūrėti gyvai jį. 10 sekundžių. 10 sekundžių. Ar pamatysim kažką iš Martyno Jasiūno? Bandom. Viskas. Kova baigta. Ir ją laimėjo. Žiūrovai, jūs viską matėte ir nedrįstam mes nei vienos prognozės daugiau sakyti Mantai. Nikola Cvetkovičius, aš sakiau iki 2, bet aš esu garantuotas, kad pagal taškus tikrai, skaičiuojam labai paprastai. Nikola Cvetkovičius laimėjo šią kovą.
Pirmąjį raundą šioje kovoje laimėjo raudonasis kampas Martynas Jasiūnas. Antrasis raundas priklausė mėlynajam kampui Nikolai Cvetkovičiui. Šios kovos nugalėtojas mėlynasis kampas Blue Corner Nikola Cvetkovič. Skelbiamas kovos laimėtojų. Taigi dabar galbūt išgirsime, kurį jis ten ryškiai apsirengusi ir daug kalbantį norėtų išsikviesti į ringą. Kuria auksinė žuvelė. Nikola, you lost the first round but then recovered perfectly. How did you manage to pull that off? Yeah, hello everybody. Hope you had a great time in this fight. Hope you gave a show. I don't think that I lost the first round, to be honest. I think I was better, but yeah, home advantage. I understand why he got the first round. But yeah, just gave him my best. What's coming up next? What's next, Nikola? You were talking about some stylish guys in this organization that you would like to take on next. Who are they? Yeah, I saw the shiny belt there. I really like it. I heard from my manager that there is a four-man tournament. So, yeah, count me in. Why not? All right, we'll be waiting for you again. Martynai, ar turi ką pridurt? Noriu padėkoti visiems, kas atvykot, palaikėt. Ačiū Jums. Thank you, Nikola. Ačiū Martynai. Šios kovos nugalėtojas, mėlynasis kampas Nikola Cvetkovič. Top sport lažybos, top sport lažybos, top sport! Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.